Vienai vokiečių šeimai gyvenimas Lenkijoje atrodė idiliškas, net kai aplink juos siautė Antrasis pasaulinis karas. Kiekvienas mano žmonos ar vaikų noras buvo patenkintas. Savo autobiografijoje rašė šeimos vyras Rudolfas Hiosas. Mano žmonos sodas buvo gėlių rojus. 5 Rudolfo vaikai žaidė su vėžliais, katėmis ir driežais savo viloje netoli Lenkijos miesto Krokuvos. Vasarą broliai ir seserys šėlsdavo savo kiemo baseine arba plaukiodavo netoliese esančioje upėje. Bet toks gražus ir pilnatviškas gyvenimas liepė tamsią tikrovę. Rudolfas buvo nacių pareigūnas, atsakingas už Aušvicą, koncentracijos ir naikinimo stovyklą, kurioje naciai nužudė virš 1 milijono žmonių. Jis buvo tiesiogiai atsakingas už šias žudynes, kurias prižiūrėjo kaip stovyklos komendantas. Rudolfo šeima gyveno viloje, kuri yra Aušvico interesų zonoje, SS administruojamoje teritorijoje šalia stovyklos. Šiuo metu esu Aušvice, Osvencimo mieste Lenkijoje ir už tvoros yra koncentracijos stovykla. Ir šiame video aš noriu papasakoti ne apie Aušvicą, nors tai susijęs su Aušvicu, bet apie šios stovyklos komendantą ir jo šeimą, kurie gyveno štai šiame name. Namas yra išlikęs. Komendantas pasirūpino paslėpti krematoriumo kameną nuo savo vaikų. Pastatė sodo sieną, pasodino medžius, kurie trukdė jiems matyti iš namo. Po karo Rudolfas teigė, kad jo žmona Hedvig nežinojo apie žudynės Aušvice, tačiau įrodymai rodo ką kita. Hiosai gyveno prabangų gyvenimą, įdarbindami stovyklos kalinius kaip priverstinius darbuotojus ir pasisavindami iš mirusiųjų konfiskuotus daiktus, įskaitant brangius kailius, saldumynus, papuošalus, odos gaminius ir kitus vertingus daiktus. Schokolade, wenn welche finden. Ne šokolado, bet kokių saldumynų. Komendantas savo buitį padarė tokią nuostabią ir taip gerai aprūpintą, kad jo žmona pareiškė: čia aš noriu gyventi ir mirti. Man ši vieta kaip rojus. Po karo duotus parodymus prisiminė šeimos sodininkų dirbęs Lenkas. Jis turėjo viską savo namų ūkyje ir jiems nieko netrūko, nes stovykloje buvo sukauptos didžiulės įvairiausių prekių atsargos. Net 4 metus Hiosų šeima gyveno name prie Aušvico. Šeima turėjo virėjus, auklės, sodininkus, vairuotojus, siuvėjus, valytojus. Dalis darbuotojų buvo koncentracijos stovyklos kaliniai. Tai buvo prabangos kupinas gyvenimas, vos už kelių žingsnių nuo siaubo ir kančių. Namai su gėlių sodu buvo tiesiai už aukštų supančių sienų. Rudolfo šeimos nariai retai kada išeina už vilos sienų. Jų psichika blokuoja viską, kas vyksta anapus tvoros. Jie girdi riksmus, šūvius, aukų skausmo dėjonės, bet jie ignoruoja šalia vykstančių žiaurumus. Stovyklos nematyti, bet jos garsai yra viską apimantys. Jie yra tarsi tirštas rūkas, kuris persmelkia šeimos rūpesčius namuose. Mirtis ir jos triukšmai yra nuolat girdintis jų namuose. Vaikai niekada aiškiai nemato nacių sukelto gyvenimo ir mirties siaubo, bet jį aiškiai girdi. Atveskit jį. Ką jis padarė? Susimušė dėl obuolio, komendantė. Paskandinkit upėj. Greičiau. Paleiskit mane. Paleiskit. Daugiau taip nedaryk. Senos durys. Turbūt dar nuo to meto nekeistos. Ir visur didelis šiukšlynas. Čia buvo takas į baseiną, o sodas vedė štai ten toliau. Ir už šios tvoros visa tai vyko. Visa šeima gyveno ir ignoravo visą tą blogį, kas vyksta už šios tvoros. Štai kokie žmonės gali būti. Ir tai normalūs žmonės, ir jie visur tarp mūsų yra.
jie nieko neįsiskyrė, ne psichopatai, ne ligoniai kokie. Gyveno normalų šeimininį gyvenimą, 5 vaikai, džiaugiasi išvykomis į gamtą, maudėsi baseinę, žaidė visokius žaidimus, prižiūrėjo gėlės. Tai normalių žmonių užsiėmimai ir ant kiek mūsų protas gali ignoruoti tai, kas šalia mūsų dedasi. Po daugelio metų komendanto dukra Brigita duodama interviu knygai Hansas ir Rudolfas pasakojo, kad jos vaikystė buvo neįprasta. Iš ūkio, kuriame šeima anksčiau gyveno, tėvui tapus SS nariu jie persikėlė į koncentracijos stovyklą. Vėliau ją pakeitė kita ir dar kita. Mat, tėvas sparčiai kilo karjeros laiptais. Nuo metukų iki 5 ji gyveno Dachau koncentracijos stovykloje. Nuo 5 iki 7 Sachsenhauzene, nuo 7 iki 11 Aušvice. Brigita yra vienintelė šeimos narė, viešai kalbėjusi apie savo liūdnai pagarsėjusį tėvą. Ji mirė 2023 metais ir pastaruosius 40 savo gyvenimo metų praleido gyvendama Vašingtone, kur dirbo modeliu žydų valdomoje mados parduotuvėje. Jos miegamajame ant sienos kabodavo jos mylimo tėvo nuotrauka. Mano tėvas buvo labai mylintis žmogus. Jis tikriausiai turėjo 2 pusės, kurios mes niekada nežinojome, sako ji. Čia yra lygiai tie patys bėgiai, jie yra įsaugoti, kuriais ir atveždavo pasmerktuosius į šią naikinimo stovyklą. Čia atvežė ir Šindlerio moteris ir vaikus, atvežė per klaidą ir tik tai didelės sėkmės dėka labai pasisekė, kad jų iš karto nenužudė, kad nenunuodijo dujų kamerose, o paliko kuriam laikui. Jo stovykloje prabuvo net 3 savaitės iki to laiko, pakol Oskaras jas išlaisvino ir priėjau platformą, kur kalinius iškraudavo visus iš vagonų. Kalbu taip, kaip lyg kokius daiktus iškraudavo, bet taip ir buvo. Nacistai jų net daiktais nelaikė, iš vis niekuo, tai buvo tik tai skaičiai. Štai toksai yra išlikęs vienas vagonas, kuriuo ir transportuodavo žmonės į šią stovyklą. Tai nėra didelis vagonas, bet žinant tai, kad būdavo netgi iki 100 žmonių jame sutalpinama, tai reikia tik įsivaizduoti, kad žmonės turėjo tik stovėti jame. Jau gulėti ar atsisėsti nebuvo vietos. Vaikščiojant ant šios platformos matau vaizdus, kada atvažiuodavo traukinys ir moteris, vaikus, senelius, vyrus čia sustatydavo, jie turėdavo menkus savo krepšelius, kažkokį tai savo turtą asmeninį. Ir vietoje čia vykdavo paskirstymas, atskirdavo moteris nuo vyrų ir netgi vaikus atskirdavo. Mažiausius vaikus palikdavo su moterimis ir iš karto siųsdavo į dušą, vadinamą į dušą, kur vietoj vandens purkšdavo Zyklon B dujas. Šioje vietoje, kur dabar stoviu, vyko didelis siaubas. Pačių bėgių yra net 3 linijos, vienos neužteko, nes atvažiavus vienam traukiniui, kol jį iškraudavo, atvykdavo kitas sąstatas. Todėl turėjo darbas, vadinamasis darbas, vykti organizuotai ir labai greitai, kad nesusidarytų kitų traukinių eilė. Juos ruošia perkelimui į Aušvicą. 4 traukiniai per dieną po 3000 kiekviename, po 12 000 kasdien. Žinoma, jau daug kas buvo girdėję apie Aušvicą, žinodavo, kad kažkur kažkas vyksta, kad žudo. Tikslios informacijos neturėjo, mes visada kaip žmonės neigiam patį blogiausią dalyką ir vis tikimės kažko tai geresnio. Taip pačiai ir žydai, ir kitos aukos galvodavo, kad mes esam kaip geras resursas, darbo resursas ir mūsų nebūtina žudyti. Todėl visada tos vilties turėdavo, kad
betikslis dalykas yra tiesiog dėl nieko nužudyti, jeigu galima dar žmogų panaudoti kažkokiems darbams. Sugriautas krematoriumas. Vokiečiai, traukdamiesi iš šios stovyklos, stengiasi sunaikinti visus įkalčius. Tai krematoriumus jie susprogdino. Štai kaip jis atrodė, tai trečiasis krematoriumas. Iš viso jų buvo 3 ar 4. Yra toksai tunelis į krematoriumą. Turbūt šiuo keliu iš čia galbūt ar iš tenais nunuodytas aukas atveždavo ir taip nunešdavo į krematoriumą sudeginti šiuo tuneliu. Čia turėjo būti visokios krosnys, kur degino aukas. Tvora buvo ne tik spygliuota, bet dar buvo visur ir elektra pajungta, mirtina elektra, kad jų prisilietus nutrenkdavo, kas bandydavo pabėgti. Dar viena stovyklos dalis. Iš tikrųjų, aš net nežinau, kam skirta šita dalis. Po stovyklą aš vaikštau individualiai, be grupės. Tai informacijos ieškau. Jeigu kur parašyto, taip negaliu gauti iš gido informacijos. Šioje vietoje buvo barakai, yra daug išlikę pamatų. Ir kiek supratau iš informacijos, kuri parašyta, čia buvo rūšiuojami kalinių, mirusiųjų kalinių, aukų daiktai. Priėjau stovyklos pačią pabaigą ir buvo ne tik tvora, kad dar ir griovys padaryta. Koksai griovys ir tada tvora, galbūt čia buvo jisai pilnai vandens užpildytas. Išėjimas į kitą teritoriją, nežinau, kas yra toliau, bet matau, kad yra kažkokie tai informaciniai stendai, kažkas ir toliau dar priklausė šiai stovyklai. Taip pačiai kaip ir čia yra tvora ir dar toliau yra tvora, taip kad stovykla milžiniška. Ir jeigu man dabar reikia iki išėjimo išeiti, tai mažiausiai 3 km vien tiesiai einant. O jinai dar į kitą pusę daug įsiplėtusi ir į vieną pusę. Labai dideli masteliai. Jeigu ne karo pabaiga, nežinia, ką būtų pasiekę nacių režimas, kokių dar blogybių. Ar mes kaip lietuviai būtume išvis kaip tauta, egzistuotume. Nieko gero mums nenumatė jų planas taip pat. 1943 metų pabaigoje Rudolfas buvo perkeltas į Berlyną. Jam buvo pavesta prižiūrėti operacijas visose nacių koncentracijos ir naikinimo stovyklose. SS buvo patenkinti jo pažangą ir apibūdino jį kaip tikrą šios srities pradininką dėl savo naujų idėjų ir metodų. Komendanto žmona Hedvig, sužinojusi apie vyro paaukštinimą ir būtiną įsikelimą į Berlyną, prieštarauja savo vyrui ir reikalauja ją su vaikais palikti namuose prie stovyklos. Ji puola į isteriją, jos tobulas gyvenimas prie Aušvico griūna. Mane reikės iš čia ištempti, tugi žinai. Tai mūsų namai, Rudolfai. Gyvenam taip, kaip svajojom. Žmonos prašymu Rudolfas įtikina savo viršininkus leisti pasilikti žmonai ir vaikams, kol jis bus perkeltas. Šeimai leidžiama pasilikti Aušvice.
Aušvicą valdo naujas komendantas Arturas Libehenšelis. Valdydamas jis tęsė masinės egzekucijas, bet padarė keletą nedidelių patobulinimų. Jis uždraudė naudoti tokį kankinimą, kada kalinį patalpindavo į kamerą, kurioje galima tik stovėti. Jis uždraudė įprastų kalinių atranką į dujų kameras. Libehenšelio dukra savo atsiminimų knygoje "Mano tėvas Aušvico vadas" rašė, kad jo trumpas vadovavimas Aušvice pagerino kalinių gyvenimą. Buvęs Aušvico ligoninės kalinys Hermanas Lengbeinas pasakojo, apskritai galima teigti, kad net tie SS nariai, kurie anksčiau buvo labai kraujo ištroškę, tapo kiek santūresni, nes suprato, kad jų fanatizmas nebūtinai bus toleruojamas. Po karo Libehenšelis buvo pakartas Lenkijoje. Naujas komendantas buvo žiaurus žmogus ir tinkamas bet kuriai kitai koncentracijos stovyklai vadovauti, bet ne Aušvicui. Naujas stovyklos komendantas nesusitvarko su dideliu žydų srautu transportuojamu iš daugelio šalių, todėl Hiosą grąžina į buvusias pareigas. Libehenšelis bus perkeltas į Maidaniką. Jis nepakankamai energingas šiam darbui. Rudolfui buvo pavesta sudėtinga operacija. 44 metais per mažiau nei 2 mėnesius bus atvežta apie 440 000 Vengrijos žydų, kuriais reikėjo pasirūpinti Aušvico būdu. Po pusmečio jis grįžo į stovyklą prižiūrėti jo paties vardu pavadintos operacijos Hios, kuri vos per 56 dienas į Aušvicą atvežė 440 000 Vengrijos žydų. Atlikdamas šį vaidmenį, jis stovyklą pavertė pagrindiniu nacių žudymo centru, naudojant Zyklon B dujas kaip efektyviausią nužudymo būdą. Kaip jis vėliau sakė, nunuodijimas dujomis buvo geresnis už šaudymą, nes pastarasis būtų uždėjęs per didelę naštą SS vyrams, kurie turėjo tai atlikti, ypač dėl aukų moterų ir vaikų. Į masinių žudynių organizavimą Rudolfas žiūrėjo sistemingai. Hiosas nebuvo paprastas robotas, aklai vykdantis įsakymus, bet novatorius, gabus organizatorius, galvojantis apie tai, kaip pasiekti kuo geresnius rezultatus. Kitoje pusėje yra kita kamera su kita deginti paruošta partija. Pertvara į kitą kamerą ir sudegs šitą partiją. Pakankamai vėsų galima iškrauti pelinus ir vėl pakrauti klientus. Yra Aušvico albumas, kurį padarė jo adjutantas Votskeris. Albumą sudaro 116 nuotraukų, padarytų per baisiausius 6 Aušvico mėnesius. Albume Aušvicas rodomas mirtingiausių laikotarpių, sutampančių su 440 000 Vengrijos žydų nužudymu. Yra užfiksuotas šių asmenų atvykimas į stovyklą, kur dauguma buvo nedelsiant išsiųsti į dujų kameras. Nors Votskerio albume nevaizduojami jokie nusikaltimai ar amoralūs veiksmai, stebina jo amoralumas. Atmetus Aušvico žiaurumą nuotraukose pavaizduoti SS karininkai, einantys savo reikalus, bendraujantys, besimėgaujantys gražių orų. Jie šypsosi, džiaugiasi gyvenimu. Nuotraukos juos padaro tokius žmoniškus, nematyti nieko, kas rodytų apie jų nusikaltimus. Užeisiu į patalpą, kur gyveno kaliniai. Gultai būdavo 3 aukštų, gulėdavo vieni apačioje, kiti per vidurį ir viršuje. Tamsu labai patalpoje, todėl tik tai šiek tiek nufilmuoju, kad parodyti realybę, kaip kas buvo. Štai va, prie lango matosi geriau. Ir čia suguldavo po 4 žmonės. Taip kad 12 žmonių šitame viename skyriuje. Siaubas kažkoks. Sunku apsakyti žodžiais. Galima tik įsivaizduoti, kaip plisdavo ligos, visokie užkrėtimai, utėlės ir kiti dalykai.
Todėl dauguma žmonių, kurie nebuvo nužudyti iš karto dujų kameros ar be pareigūnų, ar ten prižiūrėtojų nenužudyti, labai didelė tikimybė, kad po kelių mėnesių mirdavo nuo kažkokių tai ligų, sėkimo, nes tokiamis sąlygomis gyvenant daug šansų gyventi tikrai nebuvo. Kas nutiko Rudolfui Hiosui ir jo šeimai po Antrojo pasaulinio karo? Karui einant į pabaigą, Hiosų šeima slapstėsi Šiaurės Vokietijoje, tikėdamasi išlaukti, kol galės pabėgti į Pietų Ameriką. Jadvyga su vaikais apsigyveno prie seno cukraus fabriko kaime, o Rudolfas persikėlė į Flensburgą ir dirbo fermoje kitu vardu. Prireikė metų, kol teisingumas pasivijo buvusį komendantą. 1946 m. kovą britų kariai pasirodė Jadvyg namuose. Mano vyresnysis brolis Klausas buvo paimtas su mama, vėliau prisiminė Rudolfo dukra Brigita. Jis buvo stipriai sumuštas. Mama iš gretimo kambario išgirdo jį šaukiantį skausmą. Kaip ir kiekviena mama, ji norėjo apsaugoti savo sūnų, todėl pasakė jiems, kur yra mano tėvas. Žmogus atsakingas už paiešką buvo Hanas Aleksanderis, Vokietijos žydas pabėgęs iš Berlyno prieš karą į Didžiąją Britaniją. Kai Aleksanderis vieną naktį pasirodė prie Rudolfo namų durų, nacis neigė, kad jis buvo buvęs komendantas, tačiau jo vestuvinis žiedas įrodė kitaip, su užrašu Rudolfas ir Jadvyga. Po jo sučiupimo Rudolfas liudijo Niurnbergo procese, pateikdamas išsamius pasakojimus apie nacių žudymo mašiną ir savo vaidmenį Aušvice. Jis buvo pirmasis aukšto lygio nacistas, pripažinęs padaręs tokius nusikaltimus ir prisijėmęs atsakomybę už savo veiksmus, nors daugelis kitų nacių atsisakė pripažinti bet kokius nusikaltimus. Perkeltas į Lenkiją, jis buvo teisiamas ir nuteistas mirties bausme pakariant. Laukdamas egzekucijos jis parašė savo autobiografiją, aprašydamas save kaip sraigtuką Trečiojo reicho sukurtosios didžiosios naikinimo mašinos vaire. 47 metais balandžio 16 dieną Rudolfas buvo pakartas Aušvice, jo nusikaltimų vietoje prieš minią, kurioje buvo ir buvę stovyklos kaliniai. Po Rudolfo egzekucijos jo šeima sunkiai sugyveno šalyje, kuri troško pamiršti nacistinę praeitį. Būdama nuteisto karo nusikaltėlio našlė, Jadvyg negavo pensijos ar kito valstybinio finansavimo. Tačiau ji taip pat niekada nedirbo. Vyriausias komendanto sūnus Klausas galiausiai persikėlė į Australiją, o jo dukra Brigita iš pradžių persikėlė į Ispaniją, o paskui į JAV. Amerikoje ji dirbo modeliu. Likę vaikai liko Vokietijoje, kaip ir jų mama. Šeima retai kalbėdavo apie Rudolfą, mieliau slėpdama savo ryšį su liūdnai pagarsėjusiu naciu, sumenkindama jo nusikaltimus. Duodama interviu, Brigita apie savo tėvą yra pasakiusi, kad jis buvo maloniausias tėvas pasaulyje, rūpestingas, švelnus. Jis skaitydavo man istorijas ir vesdavosi mane pasiplaukioti laivu. Jo šeima jį mylėjo, jame buvo dvi pusės, tėvas ir komendantas. Vienas žmogus gali būti ir geras tėvas, ir vyras, bet tuo pačiu ir pabaisa. Būtent tai ir baugina. Ir pabaigai aš noriu pasakyti tokius žodžius, kaip ir visada sakau iš panašių vietų. Tegul jų likimas būna mums įspėjimas. Ačiū, kad žiūrėjote, dėkoju visiems, kurie remiate mane Contribui sistemoje. Iki kito karto, likite sveiki, ate.